Labas, nuo balandžio 1 dienos prasideda motociklininko egzaminavimo sezonas. Tad dalinuosi keletų patarimų, kaip sėkmingai pasiruošti jam. Pirmiausia, pasitikrink, ar tikrai turi visą motociklininko aprangą, nes į egzaminą turi atvykti su motociklininko batais, pirštinėmis, šalmu, turėti kelių alkūnių pečių apsaugas ir ryškiaspalvę liemenę. Taip pat į egzaminą atvykite su įkrautu telefonu bei laisvų rankų įranga ar ausinukais. Prieš tai pasitikrinkite, ar laisvų rankų įranga ir ausinukai tinkamai veikia. Žinoma, prieš atvykstant į egzaminą pasikartokite patikrinamosius klausimus. Prieš praktikos egzaminą yra užduodami 3 patikrinamieji klausimai, kurie susiję su motociklo sandaru. Juos rasite mūsų svetainėje regitra.lt. Kitas patarimas – prisiminkite, kaip vyksta specialieji manevrai. Mūsų tinklalapyje taip pat galite rasti aprašytą visą egzamino eigą bei pavaizduotus specialiuosius manevrus. Nepaisant to, kad egzaminuotojas prieš kiekvieną pratimą paaiškins, ką ir kaip reikia atlikti, tačiau jaudulys ir nerimas bus mažesnis, kai žinosite, ko tikėtis egzamino metu. Tinkamai pasibandyk motociklą. Jeigu egzaminą laikysi su mūsų motociklu, būtinai prieš egzaminą jį pasibandyk. Pasibandymas turėtų būti labai paprastas, kad kuo greičiau priprastum prie sankabos, stabdžių, akceleratoriaus. Tai pasibandymas turėtų atrodyti taip, kad tiesiog išvažiuojam iš vietos, sustojam, išvažiuojant įsibėgėjam, tinkamai sustojam ir pamanevruojam, kad priprastumėm prie gabaritų bei motociklo manevringumo. Nedvejodami klauskite. Egzamino pradžioje egzaminuotojas supažindins su egzamino eiga bei egzamino metu atliekant specialiuosius pratimus, taip pat paaiškins, kaip ką reikia atlikti. Jeigu neišgirdote, nesupratote ar abejojate, kad tinkamai supratote, drąsiai perklauskite, egzaminuotojas dar kartą paaiškins. Atlikinėkite pratimus tik tuomet, kai pilnai išsiaiškinote, nes bandymą turite tik vieną. Nuo balandžio 22 dienos įsigalioja vertinimų kriterijų pakeitimai. Kas turėtų būti aktualu motociklininkams, tai kad akių apsaugą privalome dėvėti, kai mūsų greitis yra 30 ir daugiau km/h. Mano asmeninis patarimas, jeigu yra galimybė ir leidžia sąlygos, akių apsaugą naudokit pastoviai. Iki pasimatymo, sėkmės egzamine ir tau pavyks!